kaip supratote, šiandien CF Moto G3 apžvalga. Is back smoking crack with Jack Black. I smack ass, keep a fat stash, a ganja on the knapsack. Fuck your faggot, snap back and hashtags. I'm a backlash and drop bombs like Baghdad. Stop bringing bad fads back and give a fat bitch a fat pat for running a track. Paklausite, kaip gi pas Gurskį atsirado CF-as. Tai, kaip matėte, praeitoj serijai buvome Zarasuose varžybose ir priėjo Hebra iš Motofox'o. Sako, Gurskį, turim tau gerą pasiūlymą patestuoti tikrai krūtą dalyką. Tai davė man CF-ą, kuris yra kosminis iš tikrųjų. Aš pasižiūrėjau, jau nepaslaptys biškį pasivažinėjau, tai iš tikrųjų labai patiko, bet dar tokio pilno test drive'o nedariau. Bet biškį papasakosiu apie jo charakteristikas, paskaičiau, pasižiūrėjau apžvalgas, kaip kas. Tai iš tikrųjų naujas modelis tikrai yra modernus, greitas kaip Kanamas mano, bet yra tikrai modernus. Turi navigacijas, turi visokius asistentus, turi netgi CarPlay prieigą. Tai jeigu žiūrėt prie techniškos pusės, tai turi 27 padangas su bedlokais, tai yra labai gerai. Kalbant apie pakabą, dujinius amortizatorius, reguliuojamus, yra ilgesni 30%, eiga yra ilgesnė negu praeitam modeliai. Turi labai patogią, aišku, gal didelės grotos, neįprastos, bet labai patogu, nes va čia pasispaudžia, išsitraukia grotelės labai lengvai ir prieiga prie radiatoriaus ir puikiai galima greitai išplauti. Nereikia iškelimų statyti, kaip pas mane Kaname, ir labai patogu. Jeigu kalbėt apie variklį, tai turi 63 kW, 85 Newtonus, tai sukimo momentas, tai iš tikrųjų gan greitai skamba. Bet dar reikia patestuoti. Yra naujas visiškai variklis negu praeitam modelį, taip pat greičių dėžė atnaujinta, svorio centras, kas yra labai gerai, kad yra išskirstytas 50/50. Tai realiai, jeigu jūs iššokate kažkur tais, iš tramplino, tai jūs nevirsite nei per priekį, nei virsite per galą. Jisai tolygiai skris. O, čia kaip tik tau būtų, Robertai. Mėgsti virst. Reikia patestuoti. Vairas. Vairas yra 3 padėčių, kur reguliuojasi lengviau sukasi, sunkiau sukasi, labai patogu. Tai kaip ir Kaname irgi. Tai vat, labai puikiai, kad jie padarė tai, nes vairas turi visą laiką būti pagal vairuotoją, ar lengviau suktis, ar sunkiau. Kalbant apie optiką, tai yra pilnai LED apšvietimas, šviesos, gale irgi LEDai labai modernus ir labai puikiai atrodo ant šito keturradžio šitas skydelis. Iš tikrųjų televizorius, planšetas, kuris touchscreenas, viskas valdoma kaip telefone, prisijungia telefonas, netgi yra CarPlay'as, kur jūs galite įsijungti visas programas, veizus, navigacijas. Aišku, navigacija yra ir jau integruota viduje, bet puikiai Bluetooth'as, internetą prijungiat, jeigu kažkokie atnaujinimai keturračio yra, jeigu internetas pajungtas, jis pats atsinaujina. Nereikia kažkur važiuoti ir įrašinėti naujų programų. Jisai pats automatiškai Update'ina. Yra ant skydelio labai gerai pavaizduota variatoriaus temperatūra, ko Kaname nėra ir labai blogai, nes kai važiuoji, pavyzdžiui, varžybose, jis labai geras dalykas, nes jeigu pakyla labai temperatūra, tu nežinai ir dega diržas. O čia matomai, kokia yra variatoriaus temperatūra ir jūs puikiai matote. Tai labai iš tikrųjų geras dalykas. Taip pat yra elektroninis gazas, anksčiau būdavo trosiniai ir būdavo nepatogus. Elektroninis ar elektrinis? Elektroninis gazas, elektrinis, taip, kuris leidžia puikiai švelniai gazuoti ir nepavargsta pirštas. Tai, ką daugiau galiu pasakyti, kad yra dvivietis, bet jis nėra labai didelis ir tas gramozdiškas, ar kaip čia pasakyti, nėra labai didelis, bet iš tikrųjų yra dvivietis. Galima pasisodinti draugę ar vabaliuką ir važiuoti kažkur tais į gamtą. Turi gervę,
iš karto su sintetiniu lynu. Anksčiau žinau, kad visą laiką būdavo plieninis trosas, dabar jau yra gražus, modernus kablys ir jau sintetika. Tai labai, iš tikrųjų, miela, malonu. Kokio galingumo gervė LBS-ais? Gervė sumontuota 820 kg paėgi ištempti, pats keturatis sveria 430 kg, tai nuo praeito modelio ant 80 kg lengvesnis. Tai ant kokio medžio galėtų save ir pasikabinti, jo? Tikrai taip. Tai ką daugiau galiu papasakoti, taip pat yra papildomas stabilizatorius įdėtas, tai labai pagerino komfortiškumą važiuoti ypač pievam, kur nelygiuotam, nelygų paviršių. Pas mus irgi kaname yra toksai stabilizatorius, ne naujiena, bet modelis tikrai yra atnaujintas. Tai manau reikia mažiau kalbų ir pasižiūrėti, kaip jisai važiuoja. Vabaliukas važiuos su Kanamu, o aš važiuosiu su TF Moto G3 litriniu. Nepasivysi. Gal nepasivysiu, gal ne. Viskas parodys test drive'as. Tai ką, chebra, oras aišku ne ką, bet važiuosime, bandysime patestuoti ir pažiūrėti, ar vertas dėmesio šitas modelis, ar ne. Neblogas aparatas. Iš tikrųjų labai minkštai eina, nesijaučia visiškai tų, kaip matėte, ten miškelį ilgiau, tai net matau, kad ore pakaba vaikšto, tai padangas. Labai iš tikrųjų gerai. Nu, pravažumas gal neblogas, bet aišku padangas yra ne purvo, o labiau trasai skirtas. Šiandien oras puikus. Chebra, laiką pastatom, ne veltui gal turbūt dėl jūsų. Taip, ką, važiuojam, dar prasivažiuosim. Gerai, važiuojam toliau.
Na ką, chebra, sušlapom belinkaip, šlapi, bet to buvo verta. Ką, patestavom, aišku, oras buvo ne kažką, lyjo, tai normaliai pasidžiaugti gal ir negalima buvo, bet neblogai. Iš tikrųjų, kai CF-ui, tai palyginus su kitais keturračiais yra tikrai jaučiasi, kad amortizacija ilgesnė eiga amortikų ir leidžia belinkai važiuoti, patys matėt. Kartais kvadrikas ore, padangas tik tais va tai va šokinėja. Patiko iš tikrųjų, pravažumas, aišku, pasikartosiu, ne purvo padangos, bet matėt, visai neblogai važiuoja, net blokiruočių nejungiau, tik tais 4 sujungęs buvau. Ką, kilo ant rato kaip vienvietis, tai buvo man didelis toksai wow, kaip dvivietis keturratis kilo taip ant galinių ratų. Nors ir šlapia danga, buksuoja, bet vis tiek kyla, tai ant sausos dangos jisai kils belenkai. Paklausit turbūt, ar pirkčiau savo tokį keturratį? Nu, pasakyčiau 90%, kad taip. Kaip tik ieškausi savo naujo keturračio. Nežinau, ar kanamą pirktis, bet kanamas yra labai brangus. O iš YouTube'o mes dar tiek neuždirbom, kad naują kanamą nusipirkti. Bet už savo pinigus tai tikrai geras keturratis. Tai nežinau, dar turėsiu jį ilgą laiką, nu kaip ilgą laiką, dar porą savaičių tikrai gal turėsiu pasivažinėti, pasitestuoti, tai jeigu norite atvažiuoti, prasivažiuoti, patestuoti, tai ar bent jau apžiūrėti, tai galit kreiptis pas mane į Instagramą, čia Instagramas bus, o taip gražiai, ir galėsite išbandyti, iš tikrųjų gerą techniką. Tai ačiū Motofoxui, kad davė išbandyti naujas technologijas. Aišku, dar pasidėsiu, pažaisiu su tą planšetę, kas ten tokia, dar nežinau, nes ten belenkiek visokių programėlių galima. Girdėjau, net YouTube'o galima įsijungti ir žiūrėti serijas mūsų. Tai ką, chebra, po kol kas viskas su apžvalga. Girdėjau, vabaliukas gavęs iš pagalio gamina mums valgyt. Stygas mūsų paslaptingasis atėmė keturratį ir davė mano kanamui biškiai gazo, prasivažiuoti normaliai, o vabaliukas gamina. Tai nueisim, pažiūrėsim, ką vabaliukas mums pagamins pavalgyti. Tai ką, po kol kas, ačiū, kad žiūrėjote ir einam žiūrėti, ką vabaliukas daro valgyti. Ką mes čia darom? Sendinom CF-ą naują. Ant tarhūno. Būsi? Vėliausiai. Čia. 70 kažkur tai galbūt Newtono. Tai где ten rulis? Jūs puikiai matote, tai labai iš tikrųjų geras dalykas. Ilgesni negu Давай заново.